Sveiki gyvi. 37 dienos rytas. Ką čia turim? Po 7, 3, 6. Tai kokie 15 minučių maždaug atsibudęs jau. Ir vakar užmigau. Manau, iki 12 tai užmigau. Dar buvau naktį į tualetą atsikėlęs. Tai apie 7 kokias valandas, gal 7 su biški numigau. Tai nežinau, visai neblogai. Kojikės biški tokias pavargusios jaučias. Bet pats visai toks kaip ir pailsėjęs jaučiuos. Tai nežinau. Reiks kilti ne už kalnų, eiti nusimaudyti, biškį apsitvarkyti tus daiktukus. Nes nuo 7 iki 10 ryto yra pusryčiai. Tai reikės, nežinau, kokiu 9:30 eiti pavalgyti. Nes baisiai nėra ką norėčiau, iš viso nėra ką norėčiau valgyti, bet reikia dar palaukti tada porą valandikių, iki kokių 9:30, kažkiek gal pralgsiu, tada jau išeis tos pusryčius pavalgyti. Ir iki 11 turiu palikti šitą viešbutį. Tai nežinau, pavalgysiu, grįšiu, dar kažką, susidėsiu daiktus ir bandysiu lėkti. Tai šiandien, manau, biškį vėliau pradėsiu minti, kaip tai pradėdavau apie 9-10 maždaug tam tarpe, tai dabar, manau, kokį 10:30 gal pradėsiu tik tais minti. Bet tai nieko baisaus, niekur baisiai neskubu. Šiandien maždaug apsižiūrėjau, kaip čia ką su minima. Tai planas būtų apie 100 km iki tokio vieną miestą, kur nusižiūrėjau paminti. Jeigu iki ten numinsiu, būtų visai neblogai, nes mačiau viešbučiai tenais po 20 eurų. Visai neblogi. O tai nežinau, dar pasivartysiu čia truputį. Eisiu gal nusimaudyti su reikėsiais valgyti. Taigi, jau turim po 9, 3 minutės. Nuėjau į dušą, nusimaudžiau. Dar čia prie video truputį padirbėti bandau. Nežinau, dar kokį 15 minučių čia padirbėsiu prie to video. Ir prieš 9:30 reikės jau varyti į apačią, pavalgyti, kol da valgyti yra. Nors ne, reiktų jau dabar iš tikrųjų eiti. Jau čia reikia rengtis ir jau čia reikia dabar eiti, nes paskui kol viską susidėliuosiu, viską iki 11 reikia palikti, o tenais valgyti tik tais iki 10, tai jeigu 9:30 ateisiu, gal biški per vėlai bus. Tai žodžiu, rengiuosi ir einu į apačią, apsižiūrėsiu, kaip ten kas su to maistu yra. Taigi atvariau valgyti. Tokius pusrytukus čia man atnešė. Omlets, dešrelės, kuntas, dar kažkas. Žodžiu, super. Laukiu, kol kavytės atneš, tai pavalgau. Einu pakuotis viską po truputį ir reikės įdėti. Beveik kiek privalgiau. Grįžau į kambariuką. Nežinau, po truputį čia viską pradedu tvarkytis, dėliotis tus daiktus. Turim po 10:10, iki 11 turiu palikti. Kokį, manau, 20 minučių. Čia jau būsiu susisukęs, kol da viskas susinešiu dar kažką. Kokį be 15-11, manau, išvažiuosiu jau iš viešbutuko. Tai pakojus, dėliojus po truputį ir įdėsim lauk. Taigi jau prie dviratuką esam. Šiandien pradėsim nuo 3223 km. Tai dedos tašėsi ir kylam į kelią. Taigi turim be 20:11. Dabar ką tik iš viešbučio išvažiavau. Tai žodžiu, į Tiraną nevažiuojam, nes dabar šeštadienis, jeigu važiuočiau dabar tiesiai į Tiraną, tai būtų vidurdienis šeštadienį, tai ten jaučiu nežmoniškas chaosas būtų. Tai bandom įdėti tiesiai link Duresą. Tai dabar čia tuo keliu biškį nuklysti reik nuo maršruto, bet tai
važiuojam link Dureso. Nežinau, čia kiek kokį 20-30 km iki to Dureso. Tenais toksai kaip kurorts yra. Tai pasižiūrėsim, kas ten gera tam Durese, apsižvalgysim ir judėsim tolyn. Šiandien, jeigu viskas gerai, planuoju apie 100-110 tam tarpe kažkur iki Flair, kažkoks tenais miestelis, iki tenais paminti. Jeigu viskas gerai, tai judam, matysim, kaip čia šiandien seksis tos kilometrus rinkti. Kaip tik yra ženklas, tai judu link Dureso, o galutinis tikslas šiandien Flair, tas kur yra. Tai žiūrėsim. Be to, dar vienas toksai dalyks, čia su ta kamera, kur filmuoju dabar, tai vakar reikėjo keisti atminties kortelę. Tai vakar, žodžiu, iki vakar per visą šią kelionę 1 terabaitą prifilmavau. Tai vakar vakare pasikeičiau kortelę, įsidėjau naują, tai turim dar 1 terabaitą filmavimą. Tai iki kelionės pabaigos tikrai turi užtekti. Nemanau, kad tiek daug prifilmuosiu, nebent kaip grįžinėsiu namo, kažką labai ten įdomaus, daug matysiu, kažko, ko būtų galima prifilmuoti. Bet šiaip tikrai turėtų, manau, užtekti tos atminties. Blogiausiu atveju viską persikelsiu į tą laptopą, kur vežiojuos, ir tam laptopę pasiliksiu. Ta kortelė biškį prasivalysiu, bet 99%, kad turėtų užtekti. Buvau sustojęs čia į vieną, žodžiu, autoserviziuką. Tai angliškai puikiai kalba, viskas tvarkoj, susikalbėjom. Sakau, galiu prisipūsti padangą, paskolinsi pompą. Jo, sako, no problem, žinai. Tai žodžiu pasižiūrėjom, kad neturi tokios, kad ant mano tiktų angalės. Tai žodžiu, greičiausiai ir kitose autoservisuose bus tas pats, nes biški platesnis tenais eintas, žodžiu, negu ant mašinų kadedas. Tai žodžiu, čia reikės greičiausiai šito važiuoti. Čia toksai siauras. Nežinau, pravažiuosim gal kaip nors. Tai žodžiu, reikės turbūt ieškoti normalios dviratinės. Autoservisai greičiausiai netiks. Čia gal iš viso man stumtis. Toksai siauras čia keliuks, baugu važiuoti. Jau čia taip ir darau, stumiuosi per tą tiltą. Čia grinai kažkokią autostradą įlėkiau, bet tai kitą kelią nėra. Čia man kaip ir šituo rodo keliu važiuoti, tai. Ir bandom, ką žinau, pravažiuosim čia. Kaip suprantu, nėra super daug, iki 10 km makščių tokiu keliu pavažiuoti. Tai išgyvensim. Ir plius čia tą tiltą, kai pravažiavau, prasistūmiau pro tą tiltą čia nesenai, tai iš karto už posūkio šuo toksai užsivėja. Bet niekad, ten trumpam pasivėja mane kokį 100 metrų. Net nebandžiau nuo jo bėgti, tiesiog va tokiu tempu, kokiu dabar riedu, tokiu riedėjau. Nežinau, atsikabina, nekanda. Tai viskas okei. Bet čia tokiu keliu nelabai man patinka važiuoti, bet tai nėra pasirinkimo. Čia pasirodo anoj pusėj šalimais kažkoks kits keliuks jie. Aš čia tikrai negaliu važiuoti, nes čia autostrada yra. Tik tais tiek, kad čia Albanija yra. Tai čia niekam neįdomu, čia visi belekai, beleką važinėjai. Tai neturėtų, manau, čia kažkas prie manęs prisikabinti. Tai nežinau, jeigu rasi kažkur kažkokį išsukimą, bandysiu išsukti. Nes neturiu aš kaip dabar iš čia dingti, iš šitos autostrados. Čia pagal viską apačioj va kažkur da keliuks yra, bet tai kaip aš čia per tą nepersikelsiu, čia apačioj per krūmus ten nusileisiu, kažkaip stumtašimsi viską. Nežinau. Žodžiu, tuo keliu aš irgi nuvažiuoju tenais, kur man reikia, tik tais, kad čia autostradą aš važiuoju. Va čia į apačią man reikėtų kažkaip atsidurti, būtų visai neblogai. Bet nein. O, kokį gražuolį turim į padangą. Čia turėsim problemų. Žodžiu, iki Dureso greičiausiai dabar stumtis jau reikės. Nes belia koks čia varžtis strigęs. Bet nieką nepakeisiu dabar jau. Tai... Nežinau. Judam. Bet tai čia gera, žodžiu, pagavau varžtą, eikti savo. Ištraukiau. Tokį va varžtą pagavau.
žodžiu, kosmosas. Tai ką, dabar iki Dureso greičiausiai reikia stumtis. Nežinau, tenais bus kažkokia dviračio taisykla, nebus. Bet tai padanga visiškai tuščia. Nežinau. Pažiūrėsiu, toj dabar čia sustojęs kiek iki to Dureso. Dar čia toj autostradą išstrigęs esu. Biški nesąmonė, bet na, išspręsim. Visas problemas yra išsprendžiamas, tai išspręsim kaip nors ir šitą. Nu, žodžiu, tikrai nenusistumsiu, žiūrėjau čia kokį 12 dar kilometrų iki to Dureso, o padanga visiškai tuščia. Reik bandyti lopyti, turiu lopus, turiu kitą šliaupą. Bandysim kažką sukonstruoti, gal kažkas gausis, nes tikrai nenusistumsiu, bet ašį dar daro, o čia stašėm tai aš atlankį suvarysiu. Tai bandom tvarkytis kažkaip. Nu, lygtais pasikeičiau tą padangą, prisipučiau, užsilopiau, bet tai čia buvo mano paskutinė padanga. Tai nežinau, ar laikys ar nelaikys, bet bent jau iki to Dureso reikia datempti, čia apie 12 km. Tada bent jau zapaskį reikės nusipirkti arba tą pačią padangą, kur čia ne šiaip skylė, tai nemaža, tai nežinau, lygtais užsilopiau. Matysiu, turėčiau datempti, manau. O, matau kažkokią degalinę, sustosiu kokią energetinę pasiimti, šaltą. Nes šiandien autostradą, kol keičiau viską, pumpavau tą padangą, tai prakaitukų išmušęs esu, kažką noriu šaltą atsigerti biškį. Atsigėriau energetinę ir yra čia tilts, tai žodžiu tuo tiltu, jeigu persinešiu dviratį, turėčiau pabėgti iš šitos autostradas, tai mėginam kažkaip tais. Nėra lengva čia laiptais nešiuoti su visom tašim tą dviratį, bet tikrai geriau negu vėl tą autostradą toliau važiuoti. Tenais, kur matos tas kelias, tai žodžiu man to keli tenais reikėjo valyti. Bet kažkaip nenusukau ir čia toj autostradai atsidūriau. Tai gerai, bandau neštis dabar laiptai žemyn ir pagaliau pabėgsim iš tos autostradas ir varysim link Dureso. Dabar žiūrėjau, iki Dureso apie 16 km, tenais yra 4 dviratinės, tai nors vienoj rasiu tą zapaskę nusipirkti, tai judam. Nu va tokiu keliuku važiuoti, tai jau suprantu, jau vis net autostrada. Smagu, kits reikals. Nereikia tų fūrų visokių saugotis ir kitų nesąmonių. Aš čia irgi pravažiuoju visokių fūrų, bet tikrai geriau negu tenais. Nu, nežinau, lygtais panašu čia jau į tą Duresą. Reiks kažkur sustoti, pasižiūrėti, kur čia tos dviratinės yra, jeigu jau čia iš tikrųjų tas Duresas. Nežinau, kur čia galėčiau sustoti. Ai, va, matau, kur dviratuką galėčiau atremti, čia prie to tiltuką. Čia staptelsiu ir apsižvalgysiu, kaip čia kas situacija. Vis dėlto čia yra Šijak kažkoks miestelis, dar ne Duresas. Iki Dureso dar yra 11 km. Nu, žodžiu, dar biškai reikia važiuoti. Na, tai jau čia kaip ir Dureso skaitos. Buvau čia kelkraštį staptelėjęs sekundį laiko pasižiūrėti, kur čia tuos dviratinės. Tai visas plius minus tam pačiam gale tenais, 1,5 km spinduliu. Tai žodžiu, tokia kažkiek normalesnė susiradau, nes ten visas tos dviratinės tokie sklepai realiai atrodo kažkokie tenais. Tai kažkiek tokia padaresnė susiradau. Kiek čia 3,9 km nuo čia, kur esu dabar. Tai bandau įdėti iki tenais, pasižiūrėsiu. Būtų gerai, kad tos įlantą pripiltų man į tą mano šliaupą. Nežinau, pasikalbėsiu, jeigu angliškai kalbės, apsimok man tą padangą keisti, neapsimok. Nes, nežinau, šiaip skylė tai nemaža ten buvo, kaip ir užlopijo, bet tai nežinau, čia man laikys, dar vis tiek kelionė nemenka čia manęs lauk. Ir būtinai reikia pasimti vieną atsarginį šliaupą, nes nebeturiu nei vieną. Tai jeigu kažkokia dabar problema atsitiktų, nebeturėčiau jokią sprendimą, nebent bandyti šliaupą lopyti, bet tai
tas šliaupa lopėjams tai irgi nėra geras sprendimas. Žodžiu, turėtų būti čia, dviračiai ant lauko stovi, surakinti, bet garažas uždaryts, panašu, kad neveik. Tai susiradau kitą, dar už 1,1 km, tai bandom tenais važiuoti. Čia turėtų būti, bet čia irgi man nepanašu, kad čia kažkas veik. Parašyta, kad iki 5 dirbu, bet tai nežinau, nieks čia nedirba. Viskas uždaryta, nesuprantu. Nu šiaip šiandien šeštadienis, tipo, bet tai rodo, kad dirbu. Visas parduotuvės rodo, kad dirbu. Čia kiek matau viduje, tai tikrai čia nieko nėra. Nu žodžiu, nesąmonė čia. Viskas dirba, bet nieks nedirba. Paskutinis variantas 4,4 km. Jeigu čia nebus, tai kažką užkandu ir judu toliau ir nežinau. Rytoj bus sekmadienis, tai aišku vėl nieks niekur neveiks. Ką žinau, gal niekur nepradursiu tos padangas daugiau čia iki kokią pirmadienį. Jau, bet nežinau, pirmadienį jau kaip ir į kalnus ten kažkur išlendu, tai irgi žodžiu nesąmonė. Šiaip žiauriai reikia man tos atsarginės padangas, bet neįsivaizduoju, iš kur čia gauti, nieks čia neveik. Viskas uždaryta. Nors viskas dirba, pagal Google Maps'as viskas dirba, bet nieks nedirba. Nežinau. Žodžiu. Toksai dviračių taks, kad pavažiuoti neįmanoma, stumiuos. Čia iki tos 4 km, nes va, iš vien va, toksai kelias. Duobės, akmenis, šaligatviai belia kokie ir panašiai. Normaliai. Nežinau, kaip nors dasistums tos 4 km. Gal biškai pagerės kelias čia kažkada. Bet abejoju, nes kol kas čia va tam durėse, tai va toksai kelias. Nežinau. Žiauriai ne kažką. Panašu, kad čia toj vėl pradursiu padangą ir liksiu be lyčnos. Nu, biškai ten iš to šurmulio visą kažkiek išlindau. Liko kilometras. Iki tos dviratinės, kaip mano, dirbs ar nedirbs? Aš tai manau, kad nedirbs. Nes kiek aš čia į 2 buvau nuvaręs, abi dvi turėjo dirbti, nei viena nedirba. Tai greičiausiai ir šita nedirbs. Taip manau, bet vis tiek turiu vilčių ir tikiuosi, kad dirbs. Tai bent jau, kad gaučiau atsarginį tą šliaupą pasikeitimui. Ten, kad to silantą man pripils į tą padangą, dar kažko nelabai čia tikiuosi. Nežinau, bet bent jau, kad aš šliaupą gaučiau atsarginį, gal iš karto porą net pasiimti. Nes čia tokiais keliais važinėjant čia labai greitai gali prasidurti tas padangas. Čia kažkur tai sukti. Bandom. Tai žodžiu, toj nulėksiu, pasižiūrėsiu ar dirba, nedirba. Ir tada galvosim, ką darom. Nu žiūrėkit, gal ir veik. Nu čia turėtų būti. Nežinau, gal ir neveik, gal ir veik. Pabandysiu užeiti į vidų, pasižiūrėsiu. Aišku, kad neveik. Ir realiai čia Albanijai visas tokias dviračių tvarkyklas. Kažkie šiukšlynai. Nežinau. Bet nei tie šiukšlynai net nedirba. Tai žodžiu, nėra pasirinkimo, reik kažkur tai čia pavalgyti. Nu ką žinau. Lygtais laiką, dar tą padangą. Gal gerai tenai sulopiau viską. Bandom iki kitą miestą važiuoti toliau, tada iš to durėsą čia lauk. Iš to šiukšlyno. Nežinau, da čia reikėtų gal kažkur sustoti, kažką pavalgyti. Nežinau, pavalgysiu kažką tais ir tada tikrai judėsiu toliau, nes dabar turim be 4 minučių 3. Nu tai jau kaip ir laiks būtų kažką papietauti. Matau, čia tiesiai kažkokią parduotuvę. Tiesiog į tą parduotuvę nueisiu, kažką nusipirksiu pavalgyti ir judėsim tolyn. Žodžiu, radau čia kažkokią atsėsti, kad pavėsis šioks toks būtų. Tai pasiėmiau tokius 2. Nežinau, čia bendrai kartu jie buvo supakuoti, tai už 100 lyrų, tai čia už 1 eurą būdu. Pasiėmiau energetinį, pasiėmiau ledą ir pasiėmiau vandens, nes šiandien karšta diena, apie 30 yra.
Tai greitai tas vanduo čia bėga, jau nežinau, kokius 2,5 litro šiandien išgeriau, jeigu nedaugiau. Tai suvalgau tas šebulkas, suvalgau tą ledą, išgeriu energetinį ir įdu lauk čia iš to durės, iš to čia šiukšlyną, nes čia atrodo, kuo giliau į Albaniją lendu, tuo didesnis šiukšlyns čia vis ir yra. Nu, kaip ir pavalgiau, tik tais tiek, kad tas ledas buvo tenai šaldytas sultis. Tai prie tokio karščio greitai, jos ten tarpa greitai, ten per rankas pradėjo bėgti viskas. Ten greičia valgiau, tai biški smegenis sušalo nuo to ledo, nes ant greičio bandžiau suvalgyti. Bet nieko tokio. Žodžiu dar ne tai, kad šiaip visas dviratis girgždantis, cypiantis toksai yra. Dar ta padanga čia tokia suvargus, ta galinė. Bet ir grandinę jau reiktų susitepti. Tai manau, kad kažkur čia truputį paminsiu, rasiu kokį geresnį vietikę, kur tą dviratį atremti, reikės tą grandinę susitepti. Ir nežinau, maždaug kitos galus, kur važiuoju, maždaug apsižiūrėjau, tai už kem 7 km nuo čia yra Intersports. Tai gal tam Intersporte rasiu tą padangą Zapaskę nusipirkti. Gal ir ne. Nes per Google Mapą jokios nuotraukas nėra, tai gal ten irgi nieks neveik, kaip ir visą laiką čia nieks neveik niekur. Tai bus matyti. Va, radau čia prie kažkokios karinės bazės, nežinau, vartų, atsiremsiu, susitepsiu tą dviratuką. Žodžiu, parodyta čia šautuvai, kad nefilmuoti dar kažką, vartai didžiausi. Bet tai koks skirtumas man. Susitepu žodžiu grandinę. Ir bandysim čia įdėti toliau iš tos šaršalynės. Nu, bandom išlysti į paplūdimį biškį pavažiuoti. Geriau negu ten tarp tų mašinų autostradai važiuoti ir tos vinis visokius gaudytis. Pasižiūrim, kad čia gera tam paplūdimį. Visai čia neblogai atrodo viskas. Nu, gražu, gražu. Ir žmonių nėra tiek super daug. Eina dar pravažiuoti. Gal neblogai. Būčiau dabar nevalgęs ten tų nesąmonių prieš kiek čia kokį 5 minučių. Tai būčiau čia gal sustojęs kažkur kažką pavalgyti. Bet dabar tiek to, ką žinau, kaip ir sotus jaučiuosi visai. Nu, bet visai neblogai. Žodžiu, judam čia to paplūdimiu. Žiūrėsim, kiek čia išeis jau pravažiuoti. Gal dar kokį suvenyrą. Reikia pasiimti kažką. Gal ir pasiimsiu. Vis dėlto nieko neimsiu. Nes čia realiai visi suvenyrai vien tik magnetukai. Aš magnetukų būtent ir nenoriu. Aš noriu kažką kitką biškį. Nes tie magnetukai ten kiekvieną kampą čia yra neįdomu tiem. Žodžiu, jeigu kažką įdomesniau pamatysiu suvenyrų, gal ir pasiimsiu kažką. Nu, gražus čia kurortas. Užskaitau. Smagu. Bet reik judėti tolyn. Neprikimarinsi čia vis tiek. Nors ir smagu čia tokiais keliukais važinėti. Bet pagal maršrutą matau, kad greitai vėl į autostradą reikės grįžti. Nes baigsis čia tas toksai kelias. Bus tik tai smėlis paskui. O per smėlį aš tikrai nepavažiuosiu. Su visom tašėm, su viskom. Atsargiai reikia per visokias tokias nesąmonės. Kaip Zapaskės neturiu. Negalėjau per niekur rizikuoti, reikia labai atsargiai važiuoti. Ką, vaigės, linksmybės. Važiuojam čia iš to paplūdimio. Nu važiuok! Ką čia grybą pjauni? Ką man tave lenkt reikės? Ir pilna tokių vairuotojų. Arba iš viso važiuoja ir sustoja kažkur tais vidury. Važiuok jau šiandien. Tai žodžiu, viskas paliekam paplūdimį. Grįžtam atgal į autostradas. Taigi turim lygiai 4:30. Už 5 km privažiuosim kažkokį miestelį. Tai tenais greičiausiai privažiavęs eisiu kažką užkasti. Na, taigi pasiekiau tą miestą. Nežinau, šiaip pakankamai čia nemažas jisai atrodo. Bet kiek mačiau, tai nei vienos dviračių parduotuvėkės kažkokios nėra, kad galėčiau tą Zapaskę nusipirkti.
Šiaip iš viso čia, kiek kol kas važiuoju, kiek kažką pasižiūrėjau dėl tų dviračių parduotuvę ar kažką, tai iš vis labai mažai čia yra, kas su dviračiai susiję. Jeigu mašinai reikėtų kažką pataisyti, tai kas porą kilometrų visokios mašinų taisyklės yra. Mašinų salonai, mašinų aikštelės, kas mašinom susiję, tai belė kiek yra. Bet su dviračiais labai mažai pasiūlos yra kažkokios. Tai nežinau, tai tiesiog sustosiu kažkur kažką pavalgyti ir judėsiu tolyn. Tai šiandien to Fierą greičiausiai jau nepasieksiu, nes dar nemažai iki to Fierą likę yra. O daug laiko čia dėl to dviračiai sudeginus, to padangų keitimų, lopijimų ir taip toliau. Tai ne kiekvieną dieną viskas pagal planą gaunas. Bet mačiau, kiek stiklų, bet mačiau nuo čia už 3-5 kažkas tokio kilometrų yra kažkokiam nacionaliniam parke, nemažai ten tų viešbutukų, po 20-30 eurų padarių, tvarkingų. Tai greičiausiai tenais ir pasimsiu. Bet greičiausiai tą viską susižiūrėsiu, kol valgysiu. Manau, kad bandysiu kaip vakar susirasti kažkokią kaip greitą maisto užkandinę, kokį dešrainiuką ar burgeriuką, pasimsiu kažką taip nedaug į restoraną ar kažkokį. Tikrai nevarysiu ten kokį omletą valgyti. Nesu toks alkans. Na, bet žiūrėsiu, ką surasiu. Ten pagal navigaciją specialiai nieko neieškosiu. Pravažiuodams ką užmatysiu, tenais greičiausiai ir stosiu. O čia į kažkokį senamiestį važiavau. Šiaip pizzerijų nemažai pravažiavau, bet tai picos tikrai nenoriu, per daug ta pica. Nebent nuvaryti pizzeriją ir, nežinau, kažką nepicišką užsisakyti. Bet bus matyti. Kol kas dar ieškau kažko kitką vietoj pizzerijos. Ir tenais matau mečetį didelį, priekį yra. Nežinau, visai čia nieka tas miestuks. Netoks didelis šiukšlyns kaip kiti miestai kol kas. Ką matau? Aš myliu kavają. Davai, fotkytė. Nors nemyliu aš tos kavajas, bet standartiškai nusifotkinti. Prie tų visų ženklų. Da mečetį kaip tik matysis. Šone. Gerai. Statomės dviratuką, einam fotkę padaryti. Ir gal, nežinau, pasižiūrėsiu telefone. Kur čia kažką pavalgyti, kitokią negu picas. Kitą ženklą nusifotkinau. Čia kažkokia ta pizzerija yra. Nueisiu pažiūrėti, ką čia jie turi. Gal ir čia pavalgysiu. Parašyta pizzerija. Nuvariau, pasiėmiau meniu, tai ledai ir kaljanas visokias. Ten, ką žinau, nesąmonės kažkokias. Žodžiu, judam tolyn, bandom kažką normalaus čia rasti. Taigi, sustojau kažkai greitą maisto užkandiniai. Pasiėmiau čia kažkokį kaip submariną, nežinau. Ir pasiėmiau fantas šaltos iš šaldytuvo. Tai pavalgau ir judėsim toliau. Nu tai ką, pavalgiau. Visai skaniai buvo. Čia tą, ką užsisakiau, galvojau, kažkas panašaus kaip submarins ten bus iš išvaizdos. Bet buvo kažkas panašaus į šavarmą. Tik tais, kad ne lavašė, o tokioj, nu kaip submarino bulkutėj. Kebabą ten mėsa buvo, bulvytės, padažas, daržovės. Nežinau, visai skaniai pavalgiau. Tai judam tolyn. Tai blogiausia, nu ne blogiausia atveju, o dabar vienas iš tokių kaip ir pagrindinių, kur galvoju šitą hoteliuką imti. Tai už 31 kilometrą nuo čia, prie tokio nacionalinio parko. Matysiu kaip čia ta padanga, dabar čia kaip tik pavalgęs kažkiek tais dapučiau. Nežinau, atrodo, kad kažkiek buvo pasileidus. Gal ir ne, gal taip atrodo, kas nežinau. Nes pergyvenu dabar čia dėl tos padangas, nežinau, nes neturiu jokio zapasą, nieko. Tai taip, ant peilio ašmenų, žodžiu, važinėju. Tas žmogus su Volveku važiavo, pristoja, papypina, ištėsi Red Bullaus. Imk, sako, už dyką Red Bullų šaltą davė. Ką žinau, pasirodo, yra gerų žmonių. Tai dabar negersiu, bet toj čia reiks sustoti kur nors, į kuprinikę įsidėsiu. Nu, čia žiauriai praskaidrina nuotaiką žmogus. Pasirodo, yra gerų žmonių. Red Bulliuką už dyką gavau.
Lindau čia į kažkokį keliuką, jau gal kokius 5 kilometrus važiuoju šalia autostradas, bet ledas. Pats geriausias kol kas kelias Albanijai, kur važiavau. Tik tais tiek, kad yra prie visokių posūkių ir panašiai tų gulinčių policininkų. Tai reikia stipriai nusimesti tą greitį. Bet šiaip taip, ramiai ant 27 kaitinu, be jokių problemų. Ką žinau, džiaugiuosi, visas patenkins. Kaip kad būčiau išgėręs tą Red Bull'ų minus dabar. Bet negėriau, dar turiu kuprinį įsidėjęs, viskas tvarkoju. Bet nežinau, gal ir išgersiu šiandien, vėliau matysiu, kiek čia šiandien sugalvosiu tų kilometrų minti. Kol kas dar minu. Čia matau už 4,5-5 kilometrų kažkur tais bus kits miestuks. Tai tą miestukį sustosiu, truputį pailsėti kelias minutės. Nu, ne kelias, kokias 10 minučių. Ir matysiu, ką susižiūrėsiu dėl to hoteliuką šiandien. Žodžiu, irgi dabar čia minu vis dar tuo pačiu keliu. Čia po to pusė kažkokie laukai buvo, girdžiu kažką šau. Atsisukau, kažkoks ūkininkas vyruks irgi stovu, ranką iškėlęs, mojuoja kažką. Aš irgi pakėliau ranką, pamojavau. Tai, žodžiu, pakankamai draugiški atrodo tie albanai. Ir šiaip per šitą kelionę čia Bosnijoje, per tas nesąmonės tenais kalnuose, kur važiavau, sustoja kažkoks vyruks, alaus davė. Čia karts nuo karto kas nors pakeltą ranką, pamojuoja, pasisveikin, da kažką. Bet kiek pastebėjau, per visas šalis, kiek važiavau, kažkokią draugiškumą, kur sulaukiu, tai tik tais iš vyrų. Nei viena moteris nebuvo, kad kažkur kažką ar pamojuot, ar pasisveikint, ar da kažką. Visas ein, praein, važiuoji, pravažiuoji. Žodžiu, iš moterų jokią draugiškumą nesusilaukiu kol kas per visą kelionę. Ir meluoju, dabar atsiminiau, kaip vos tik atvažiavau į Slovėniją, buvau pasiėmęs viešbutuką, tai viešbučio savininkė moteriškė buvo gyblynų man iškepus. Nu čia tai tikrai žiauriai malonu buvo, tai to tikrai negaliu pamiršti, tai didelis pliusas tai moteriškė, kur gyblynų buvo iškepusi. Tai didelis ačiū jai. Visai dedam ant lenkimo tik tais. Vaikai kažkokie už vairo, čia kimalin. Ramiai ant 3-1 su dviratuku čia sutašėm ant lenkimo. Nežinau, čia žiauriai smagiai dabar minas, čia kaip tokie geri keliai. Ten kaip tie visokie miestuose buvo šaršalynai, kur pavažiuoti nein. Tai vos ne visą dieną taip pravažiuoji ten ant 15. Net nein kažkur pasileisti, nein kažkur tų jėgų išlieti. O čia kaip geri keliukai, tai gali kaitinti kiek tik nori. Ne čia pasukau. Čia jau autostrada. Tuo reikia apsisukti. Reikia tenais į tą keliuką pasukti. Daug čia išsukimų buvo. Biškį ne į tą pasukau. Va, dabar gerai esam, bet jau čia biškį matau prastesnis keliuks prasidėjo. Bet nieko baisaus. Jau kokie prieš tai buvo, tai ypač miestuose tai dažniausiai tragedija būna. Ir šiukšlynai baisus būni, da kažką. Bet kur link autostradų kažkokių, tai dažniausiai visai padorus būna tie keliai. Tai žodžiu, šiaip jau tą miestą davažiavau, kaip suprantu. Bet nežinau, dar toliau judu. Gal jau net pravažiavau tą miestą, nežinau. Reikės kažkur sustoti, į kokią vietikę, apsižvalgyti. Čia tą savo žemėlapį, kaip čia kas, kur jau čia randuos tiksliai. Nu ir nuspręsim, kažką gal jau dėl viešbutuko, ką daryti reikės. Gal tai nenuspręsim, gal daminsim, nežinau. Net nežiūrėjau, kiek tiksliai valandų galim daug pažiūrėti. Turim dabar be 2 minučių 6. Nu tai ką, žinau, šiaip visai da normaliai. Da gal ir kokią valandikę galėčiau paminti. Gal ir daugiau net. Žiūrint, kur čia randos ir kiek čia tų visokių hoteliukų ar kažko. Nes čia taip tarpais toje Albanijoje yra. Vienoj vietoj ten belekiek ir man paskui 30 km nieko nėra. Paskui vėl koks labiau arčiau kokio kurortą ar dar kažkur. Vėl ten vienoj krūvoj kokį 30 viešbučių, ten po 20, po 30 ir vėl kokį 30 km nieko nėra. Tai reikės susižiūrėti, kažkur sustojus. Nu, kaip tik išsukau iš autostrados.
kaip tik išsakau iš autostrados, va kokią vietikę radau atsisėsti. Tai atsisėsim ir susižiūrėsim. Oi, čia padangas nepradurti. Atsargiai. Tai reikia susižiūrėti, kur čia esu, kiek čia kur lika minti, kokių viešbutukų ir taip toliau. Tai biškai stoju, kokiam 5-10 minučių, matysiu, ką nuspręsiu. Na, žodžiu, sustojau čia į tą nesąmonę, atsisėdau. Sėdžiu, energiaką tą prasidariau, kur tas žmogelis man davė, tai po biškai gurkšnuoju tą energiaką ir žiūriu dėl tų viešbutukų. Tai žodžiu, ką čia gero suradau. Tai dabar pirmiausiai pradėkim nuo to, kad turim po 6:22. Tai dar kaip ir kokią valandą pusantros galėčiau minti. Ir yra čia tų viešbutukų, bet esmė tame, kad už 17 km vieną radau viešbutuką, tai čia va tiek reikėtų man numinti, į Divjakį kažkokį miestelį. Ir tas viešbutuks tik tais 20 eurų tai kainuoja. O jeigu važiuočiau toliau kažkur tais nuo to viešbutuką, tai jau prasideda TEM 7, KEM 5, KEM 4, čia paskui iš viso nieko nėra. Ir važiuočiau paskui link čia, KEM 5, ir paskui jau čia iki to FIR, kur iš pat pradžių šiandien planavau, tai čia irgi po 25, po 30, po 27 yra. Bet jau iki tenais man gaunas nemažai kilometrų. Tai greičiausiai va šitą už 20 jama. Čia pakankamai toksai padorus atrodo. Mačiau net skalbenkį yra. Nežinau ar bus ta skalbenkį čia pas manęs nebus, bet rašo, kad yra. Na tai, kadangi vakar ant viešbutuką truputį daugiau išleidau, tai šiandien jamam arčiau ir biškį pigesnį variantą. Tai čia ta 17 km, nežinau, už valandikės kokį būsiu, nes dar kokią parduotuvę reikės sustoti, kažką pasimti, vakarų iškasti, kokių snekų. Tai greičiausiai išgeriu tą energetinį, užsisakau tą už 20 eurų viešbutuką ir varau tenais. Tik tais yra vienas toks dalyks, kad tenais tam hotelį, kur dabar užsisakiau už tą 20 eurų, nie kortelę sumokėti iš karto per bookingą tą. O reikės tipo vietoj grinai sumokėti. Nu, vakar tipo irgi reikėjo vietoj sumokėti, bet tas vietoj sumokėti, tai tenais buvau viešbutį, tai ten kortelę priėmė. Čia tikrai pas private hostą kažkokį kaip būsiu, tai nepriims tos kortelės. Tai nežinau, nei eurais neturiu tą 20 eurų, kad būtų, nei tom lyrom neturiu tą 20 eurų, kad būtų. Bet ir tą sudėjus, tai turiu 20 nes eurais turiu kokius 8 eurus, o tom lyrom turiu kokį 17 eurų. Tai nežinau, šiaip daug kur priėm čia tos eurus, bet ne visur. Tai paklausiu, nežinau, ar kažin klausti, ar galima ir tą sudėjus bendrai, ar tiesiog pro kažkur čia, kur važiuosiu, gal rasti bankomatą kokį, bandyti nusimti biškį tų lyrų dar. Bet tas yra, kad didelis, daug nuskaičiuoju, ta prasme, pinigų papildomai. Pavyzdžiui, čia tada 4000 tų lyrų ėmiau, tai tipo kaip ir būtų 40 eurų, tai man nuskaičiavo iš viso 53 eurus, tai 13 eurų tas keitimo kursas buvo. Tai visai šiaip nemažai. Tai nežinau, čia vis tiek pro kažkur da pravažiuosiu, pro kažkokias parduotuvikės, miestukus mažus kažką. Tai jeigu rasiu, jau čia reikės sustoti nusimti da biškį tų lyrų, nes dar pro Albaniją man kokie 200 km liko. Tai ir šiandien nakvynė Albanijai ir dar rytoj tikrai nakvynė Albanijai. O jau poryt greičiausiai gali Graikijai jau įlėksiu. Bent jau taip tikiuosi. Nebent čia su tą padangą bus kokių problemų ar dar kažką. Na tai, žodžiu, judu link to viešbutuką po biškį ir žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Kažkokį supermarketą matau. Bandom gal užeiti, pasižiūrėti, kas čia gero. Na, tai kaip visą laiką nieko nėra tose parduotuvėse, tai pasiėmiau tik tais riešutų ir pasiėmiau vandens dasipildyti gertuves. Ir, žodžiu, tų riešutų vis tiek nedaba valgyti, o šiaip į kelionę įsimesti ten kažkuriai dienai, nes būn kartais, kad
ten nelabai tų parduotuvų randi dar kažką, reikia kažkokios tokios energijos, tai matai prie šutukų kažką biškį taip užkasti, gerai visai būtų. Tai jėdam link to viešbučio, apie 10-11 km kažkas tokio likę. Gal dar rasim kokią parduotuvę, gal dastosiu kažkur. Na, bankomatą būtų neblogai rasti, bet čia tokie labiau kaimai. Nelabai čia matos tų bankomatų kol kas, kad galėtų būti. Nu, matysiu. Jeigu užmatysiu, stosiu. O jeigu ne, bandysiu pusę sumos eurais, pusę sumos lyroms mokėti. Turėtų jaučiu paeiti. Na, kažkodėl spėju, kad bankomatą nerasiu. Nes hotelis su 6 km. Čia kažkokiais kaimais važiuoju. Tai žodžiu, reikės bandyti prasukti tokią varkę, kad pusę sumos lyrom, pusę sumos eurais. Nes kito varianto nėra. Čia dabar važiuoju tuo keliu, čia šalikeliai. Kažką ten iššluoja, tvarka, kažką kelia, koks, nežinau, 14-15 metų pacaniuks, šypsus, ištiesęs ranką taip laiką, tipo, kad pitaką primeščiau, pravažiuodant primečiau pitaką, nusižypsoja, man viską gerai. Smagu, ką aš žinau. Kekė, įvažiavom į tą miestą, kur čia mano hotelis bus. Gerai, reiks stoti kažkur, susižiūrėti, kurioj vietais čia yra. Nes aš tik navigaciją turėjau į tą miestą, o kur tas hotelis tiksliai tai nežinau. Tai bandom kažkur čia sustoti. Čia gal ir sustosi, va kažkokia raudona tvara. Kaip tik bus dviratuką, kur atremti. Tai stojam čia ir susižiūrim, kurioje šiai vietai tas mano hotelis bus. Žodžiu, sustojau, susižiūrėjau situaciją. Tai iki mano hoteliuko yra 2,3 km. Bet pamačiau, kad ten tolyn į tą miestelį pavažiavus dar kokį 1,5 km yra 3 bankomatai, vien šalia kitą. Tai nors iš vieno tikrai išeis nusimti pinigų, tai pirmą judu į kitų bankomatų, tada apsisuks ir atgal ten tą 1,5 km grįšiu iki to hoteliuko. Tai bus tada ramu, galėsiu tom lyrom atsiskaityti ten pas juos ir nereikės sukti galvos, ar čia priims pusę sumos eurais, ar nepriims, ar kaip čia kas. Žodžiu, paprašiau bus. Ir dar kadangi pro tą miestuką prasuksiu, dar gal kokią parduotuvikę rasiu, kažką kokį sumuštinį nusipirkti ar kažką vakarui. Nes dabar turiu, nežinau, tokį kaip 7 Days'ą vieną, dar kažkokių tenais tokių nesąmonių biškį. Žodžiu, nelabai kažką šiaip realiai turiu valgyti. Na tai nusėmiau pinigų, žodžiu, nusėmiau 2000 lyrų, tai čia tipo 20 eurų. Tai kad tiek nusimti, man kainavo 7 eurai. Tai, kad nusimti 20 eurų, sumokėjau 27 eurus, kitaip sakant. Nu, tai kaip ir sakau, truputį brangus tas exchange rates čia yra. Nu, bet ką padarysi? Nežinau, dabar tiek sumokėsiu, tiek kiek nusėmiau, tos 2000, nes maždaug tiek ir yra tie 20 eurų. Ir dar liks man apie 1800 tų lyrų, tai gal užteks iki kelionės galo. Nu, kol būsiu Albanijai, pasmatyti. Tai žodžiu, judam dabar iki hotelę. Čia liko apie kilometrą su biški. Nežinau, čia tų parduotuvių kažką baisiai nematau, bet kažkaip nėra super, kad valgyt norėčiau. Tai turiu čipsiukų, turiu riešutukų. Nežinau, manau, kad užteksiu visko. Čia šiaip buvo visokių kavinių užkandinių, bet tai varyti dabar čia į kavinę užkandinę, tai irgi nežinau. Nėra, kad ant tiek norėčiau kažko valgyti. Tai judu į viešbutį ir viskas, žodžiu, ilsėsimės. Na, video reikės šiandien paeditinti. Prie pat hoteliuko čia yra kažkoks markets. Kažin čia yra kažko panašaus į maistą. Šiaip nelabai panašu, bet gal užsuksiu. Nu, užsukau į tą parduotuvikę. Tai visai neblogai čia radau. Pasiėmiau Kinder Bueno, tai Kinder Bueno gal čia rytoj bus labiau. Ir pasiėmiau, nežinau kiek ten, 300-500 gramų kažkas tokia avižinių sausainių. Tai avižiniai sausainiai, tai žiauriai tema, visaiais čia vakariniai, biškį tų sausainiukų pakramtyti. Tai kiek čia, 300 metrų liko iki hoteliuko mano, kažkur čia prie pat turėtų būti. Tai žodžiu užsukam
ir žiūrėsim, kas ten gera. Be to, kol čia Ingas kamerą laikau, tai čia vakar šiandien mačiau, kad protestai vyksta. Tai kaip tik čia irgi dabar buvau užsakęs tą parduotuvėkę, tai žiūrėjo ten tas žmogelis pardavėjęs tos protestus. Tai nežinau, dėl ko jie ten tiksliai protestuoja, bet žodžiu, kaip suprantu, valdžia nepatenkinti yra pačios Albanijos ten dėl kažko žmonės. Tai. Na, bet pagrindė tenais, kiek mačiau, Tiranoj ir Šokdarė. Tai Šokdarė čia, kur pirmą dieną buvau atvaręs į Albaniją, o į Tiraną, kur šiandien nevažiavau. Tai gal ir gerai, kad nevariau tenais, nes mačiau ten daug žmonių, daug susirinkimą, daug ten visokių protestų, tai nereik ten manęs tikrai tarptų visų protestų ir tiek daug žmonių. Nu tikrai, čia turėtų būti, kažin, pro kur čia man lyst, pro čia gal ir lyst. Bandom. Tik jaučiu, tenais reikės man kažkur dviratį statyti. Aš jau viduj, kaip ir nusimaudęs, kaip ir viską. Tai žodžiu, čia kalidoriuks, stalas, viską, virtuvė, šaldytuvas. Žodžiu, nusimaudęs jau esu, uždėjau rūbus karptis, kamenkį yra, ten dušas, miegamasis. Irgi viskas super, tenais dar balkonas yra. Nu žodžiu, atrodo geriau negu vakar, kur buvau tam 3 žvaigždučių viešbutį, o čia už 20 eurų pas paprastą žmogų namuose. Tai tikrai labai patenkins viską. Čia be to bendras tas kalidorius, tenais dviratuką prisirakinau prie tvorelės tokios. Tai einu, biškį užkasiu ir eisiu video editinti, jau kompą pasiruošęs pasidėsi vietose. Taigi, baigiu editinti vidosiką, jau baigiu editinti, dabar laukiu, kol čia užkraus, rodo kem 6 minutės, kol baigs. Tai nešaus kompą jau į lovą, kol čia baigs viską krauti, pažiūrėsiu kokį 1-2 video ir eisiu miegoti, bet to turim be 20:11, tai kol baigs čia viską editinti, jau bus apie 11:30, tai jau laiks bus miegoti, tai žodžiu, 37 dieną užbaigiam taip ir labanaktis chebryt.